Lietuvoje žiemos moka nustebinti. Kartais drėgmė ir teigiama temperatūra, o kartais taip užspaudžia šaltukas, kad net tvoros braška. Tad reikia pripažinti, kad mūsų komfortiška kasdienybė didelė dalimi priklauso nuo turimos šildymo sistemos. Kad ir kaip beskaičiuotume, šildymo sezonas dažnai trunka net 6, o kartais ir visus 7 mėnesius. Todėl apie patogią šildymo sistemą ir jos privalumus kalbėti tikrai aktualu. Juo labiau, kad tokios sistemos yra ilgaamžės, o tinka jos įvairiems būstams. Mūsų šio reportažo herojus už savo pečių jau turi ne vienos žiemos patirtį ir pripažįsta, kad pasirinkęs savo namui geriausią šildymo sistemą ir kitokios neieškotų, o ir šildymo išlaidos negąsdina. Tai yra labai patogu balonai, sakykim, ir atvežimai visi pakankamai gerai, o kainos santykių pas mane čia yra 65 kvadratai būtų ir per didžiausius šalčius kainuoja maždaug 70-75 eurai. Tai yra labai patogu. Nereikia nei malkom kūrent, nei nieko. Čia, sakykime, baigėsi 3 balionai, GPS sudirba ir po 3 dienų pristato kitus 3 balionus. Tai patogumo atžvilgiu yra labai patogu. Ir šiuo metu tai greičiausiai nieko nekeičiau, nes tai yra geriausia. Pašnekovas vertina minimalią sistemos priežiūrą ir visada užtikrintą vienodą patalpų temperatūrą. Jokių papildomų rūpesčių visai nepriklausomai nuo to, kiek laipsnių už lango. Be to, šildymo dujomis sistema tinka ir naujiems, ir senos statybos namams. Ypač gal rekomenduočiau, kur, sakykime, turi sodybas, namukus atskirus, tai yra labai patogu. Pakol kas, sakykime, kaip pakankamai šaltas pas mane yra namas, tai rekomenduočiau tik dujas. Nes oras vanduo yra per brangu, nes sunaudoja daug elektros, o dujos kaip ir minimaliai tai išeina pakankamai gerai. Kaimynam truputį pavargt prisieina ir atvežtų malkų, po to susikraut, po to susikapot. Turi bėdų, sakykime taip. Čia yra visiškai nepatogu. Tai aš to sprendimo nepriimčiau ir tai nedaryčiau. Niekados. Aš savo kaip ponas. Įsikvieti, GPS sudirbo, atvažiavo, pakeitė ir viskas gerai. Norėdami išsirinkti šildymo sistemą, visada į pagalbą pasikvieskite specialistus, kurie patars ir parinks tinkamo galingumo ir funkcionalumo įrangą. Tačiau ne ką mažiau svarbu, kad įrangą pardavusi įmonė užtikrintų jos profilaktinę priežiūrą. Esant reikalui išspręstų techninius klausimus ir užtikrintų sklandų sistemos darbą. Tikrai rekomenduočiau, nes ir meistrai dabar pas jūs atsirado Saulydoje, kas liečia katilus reguliuoti, tai tikrai gerą turit meistrą, tai kas Vilniaus regione, tai, sakykime, puikiai sureaguoja, atvažiuoja, padaro, sutvarko. Tiesiog patogumas. Įrengti šildymo dujų balionai sistemą galima per 1 ar 2 dienas. Tad nors žiema ir nesibaigė, priimkite teisingą sprendimą ir pradėkite naują etapą. Etapą, kuriame namuose bus daugiau šilumos, mažiau rūpesčių ir kur kas daugiau laiko savo pomėgiams.